Sveiki, sveikiname šeštadienio popietę iš Elnekampio stovyklavietės. Tomas visą savaitę bandė mane prikalbėti atvažiuoti prie ežero. Tai pagaliau atvarėm. Įkalbėjau tave pagaliau. Jo. Tai visai faina vieta suradom čia Vilniaus regioniniam parke, ne? Skaitas, man atrodo. Jo, tai yra čia kažkaip Elnekampio sodyba netoliese esu buvusi ir pasirodo ežeriukas dar yra Elnekampio šalia. Tai atvarėm į pagrindinį kempingą, bet čia taip gan prie pat parkingo aikštelės, tai nelabai faina. Ir sugalvom aplink ežerą apeiti, radom žiauriai fainą privatų spotą, tai parodysim. Tomas surinkęs visus daiktus. Čia yra pagrindinis toksai spotas. Yra namelis su staliukais. Šiaip vasara labai faina, jaučiu pasimaudyti, bet turbūt daug žmonių būna. Nors dabar šiandien biški visoka, tai nėra labai daug, kad būtų. Tai va, kad patektumėm į mūsų privačią vietą, turim pereiti per tokius rastus. Tada einam aplink ežerą iki mūsų spoto. O kiek tu daiktų neši? Kyvį nešu ir vieną maišą. Tai vyrui, kaip priklauso, turi daug nešti. Turime dar vieną turistą. Kyvį. Sakyk labas. Taip pat einant turime tam tikrų iššūkių. Pažiūrėsim, kaip Tomas susidaros. Visai lengvai. Kaip Kyvis susidaros. Kyvi. Tik šok. Visgi per apačią. Eik. Dabar turime saulę ir plus 14 laipsnių šilumos. Ir didelį vėją. Bet užuovėjai, tai gal nelabai jausis, nes dabar kai einam per miškelį, tai man jau karšta darosi. Va, ėjom ir priėjom tokią, čia bus mūsų spotas parodysiu, bet dar yra tokia aikštelė su bendru tokiu, dar vienu kaip, nežinau, spotu, kur yra ale kur atsisėsti. Kelmų pamėtyta, bet žodžiu, labai faina, nes visiškai nėra žmonių. Pamiršt tą vietą. Jeigu dabar prie Žaliukų nuvažiuotumėm, arba bet kokią kitą populiaresnę ežerą, tai būtų kosmosas žmonių. Tai va, bele kiek erdvės ir zero žmonių. Man asmeniškai labai ir nors visada tokių vietų turės, nes kai ten pilna žmonių žiauriai nėra, nefaina. Nors privatumo. Turime tokį skruzdėlyną. Wow. Kyvis jau žino, kur eit. Tomas pirmas dalykas, ką daro, tai meškerę ištraukia. Tai va, turim tokį privatų priėjimą. Labai fainai. Šiaip ant saulės labai šilta. Kyvė. Kyvis laukinukas iš karto pasidarė. Vanduo tai nelabai švarus maudymuis. Žodžiu, šiandien darysim čili sriubą, bandysim daryti čia. Ane? Jep. Tomas... Labai skani čili sriuba. Tomas kurs laužą. Pjaustysim daržovės ir darysim valgyti. Oho. Tomas yra pasiruošęs podų. Žodžiu, įsikūrinėjom.
Esam nusipirkę tokias kėdės iš Rimeko, tai žiūri gerai. Visur vežiotis, atsisėsti. Ir čia visa mūsų manta. Tai parodysiu, kas yra maišuose. O čia mūsų laužas turbūt būt, nes nežinau. Čia Tomas kažką bandys daryti. Ir turim meškerę. Čia būsim tik tai porą valandų, tai gaminti planuojam tik tai čili sriubą. Žodžiu, atsinešam viską, bet pamiršom degtukus, tai Tomas išėjo iki mašinos vėl atgal belė kokį kelią, tai laukiu, kol grįžtu. Tuo tarpu padarysiu unpackingą, ką pasiėmėm čia. Tai turim tą puodą, kur kepsim faršą. Tada tualetinis popierius. Tada turim nuluptų pomidorų marinuotų. Sūrą ant čili. Druskytę. Pipiram neturėjau kur sudėti, tai tiesiog į tokį maišiuką sudėjau. Tai žinau, kad čia maždaug vienam kartui tikrai užteks. Tada turim čili pupelių. Šitos skaniausios mum yra. Mes visur į čili sriubą dedam ir pagrinde tik tai su šitom pupelėm ir gaminam. Jos labai skanios. Tada kukurūzai. Tada mentelė. Tada čili padažas, kurį visada irgi dedam į čili sriubą. Taip. Toliau pasiėmėm vandens sriubytį. 2 bambalius. Tada pasiėmėm prancūzišką batoną, mūsų mėgstamiausia su česnakais, šaldyta. Prie čili sriubos visada labai skanu. Tada jautienos faršiuko, nes čili sriuba gaminama pas mus tik su jautienos faršu. Tada Tada užkandai riešutukų. Ir turime Kyvį susidomėjusių antimi. Taip. Kyvi, ateik čia pas mane. Taip, toliau turime apelsinų sulčių. Tada turime vištos kojyčių džiovintų Kyviui. Kyvi, žiūrėk, aš čia. Kušiu, žiūrėk, norėsi? Tuoj tau išpakosim. Tada turime papriką į čili. Tada turime siemkių. Jas jaučiu paskutinį kartą valgiau, kai buvau, nežinau, 10 metų. Kai kieme bordiūrą sėdėdavau ir su draugiam valgydavom jas siemkės, bet raudoną imdavom. Ten, man atrodo, su čiliu būdavo. Lemba geri laikai būdavo. Tai gal po tiek laiko sugalvojau paimti jas paragavimui, pagraužimui vėl. Norėsi tu? Tau, žinok, negalima. Radai degtukų? Ne. Tai ką darysim? Radau žiūrėlį. Užsimanau siemkių jau. Tas kvapas. Wow. Ką mes čia turime? Turime pridėtą anglies, taipogi apdėliotą akmenimis ir malkomis. Ir kaip šitie kvadratiniai vadinasi. Žinau, tiesiog uždegiklį.
Ir čia bus mūsų viryklė. Gražiai dega. Vyksta praskalavimas. Kyvį vištos kojos neužteko, kyvis valgo medieną. Ką tu čia dabar valgai? Gamtoj galima stambiau biškį papjausti. Skaniau bus. Taip, tai pradedam nuo česnako. Berėme į mūsų keptuvę. Mes dabar ieškome aliejaus. Alyvuogių. Aliejukas. Dedam jautienos pastą. Sėsk. Berėme pipiriukus, tik nežinau, čia ne per daug bus. Gal ar ne? Šaipsaisi? Sėsk. Pamiršom vienintelį dalyką pasimti į lentelę, tai dėl to pjaustum mūsų lėkštė, kurioj bus sriuba. Nes nelabai... Na, dar būtumėm ant medienos šiaip supjaustę, bet kadangi turim lėkštės. Oi, čia kaip kepa. Dedam papriką, kad apkeptų kartu su faršu. Pats geriausias padažiukas. Tinka viskam. Aštrus, sūrus, papipyrintas. Bet labai nedaug jo reikia, nes... Gal biškį daugiau dėkim? Norisi aštriau. Ok. Ir dar. Dar į patį vandenį dėsim kyvis. Kyvi. Giurgiu, laiko. Čia sultis ir vanduo deginasi ant saulės. Aš nežinau, kaip čia. Manduelio čili pupelės. Ooh la la.
Faina, visai šilta. Ką dabar darysi? Praskalausi ir palaikyk. Gerai. O tu žiūri, ar žuvis kimba? Čia nėra turbūt žuvies. Manau, kad man neužteks. Gal dar biškį daugiau? Tai dabar užteks. Jo. Įdedam vištienos kubelį. Arba apkeisti. Kas yra kivi? Ar mes turim sargą? Tai jeigu pagausi žuvį, dar reikia žuvį iškepti. Tikrai taip, bet tu išdarosi. Nu, okei. Kivi. Ir spėkit, į kieno mašiną važiavom. Su tavo? Taip. Nes taip ir priklauso. Kivi labai gražus būsi. Mažai smėlė. Pasiėmiau. Čia kėdžių. Pasiėmiau žemynės striukę, o stoviu tiesiog su džempu ir man labai karšta. Skanu? Užžilko kienas. Ko aš čia raugėja? Ką čia dabar darai? Bus batoniukas, pričilis, rubento. Ir kaip čia įkepsi? Padėsiu ant žarijų ir kepsiu. Pabudžiau į lovą. Nu kaip šiltai. Viskas. Ačiū. Ant ko čia žvejoji? Ant kukurūzo. Tai čia toks vėjas dabar, tai žinau. Neša plūdė. Čia turime situaciją. Labai paprasta. Vandenukas toj virsi. Galėsime gridėti. Čia mes ką turim. Dar biški šyla, gerai. O batoniukas tai tegul šyla. Kaip laukiu. Valai krantą? Su kyvio pagaliuku. Šiaip tai labai nešvarus čia vanduo. Man įdomu, ar čia kažkas maudosi vasarą. Prasimaišo. Jis toksai visas drumzlinas, rudas. Nežinau, nebent čia prasivalo gal, bet abejoju. Kodėl aš su kairė ranka pilu? Nežinau, tu ką geriau rankis gal. Geras, nežinojau. Žodžiu, dabar į sultinuką dedam visą mūsų troškinuką su mėsyte. Įdedam dar čili padažiuko, kad būtų biški daugiau aštrumo.
Viską gerai išmaišom. Jo, ir paliksim čia virt, nežinau. Traškintis. Kokie 20 minučių, tai tikrai. Nu, panašu, kad toj valgysim. Ar ragaujam? Nuostabu. Nereikia nieko. Man biškį čiučiut druskytės trūksta. Čiučiut. Gal jo. Kas ko reikia šitai sriubai? Džiugo sūrio. Ir apskrūdo mūsų batanenzas. Grįžta folija. Ta prasme, wow, kaip skanu. Mes namie pasidarom tokią pačią sriubą. Viską tai padarom, bet dabar tikrai nužymiai skaniau. Nes gamtoj. Gamtoj viskas skaniai. Ne kyvi. Kyvi. Kyviukai. Wow, tikrai. Jeigu pamirkai ir valgai. O tu sūrai įsidėjai? Skanaus. Aš tau. Ačiū. Ką čia padarai? Murziau tu. Kyvi. Toks nemurzinas. Po žemės darbų. Svarbu, kad gamtoj. Kyvis irgi murzinas, jūs panašus. Murzinai. Tu irgi murzius. Pavalgėm labai skaniai. Pačilinom ir žiūrim, kad kažkaip dabar atvėsu. Tai pakuojamės ir varysim namo. O ne? Jep. Jeigu patiko šitas vlogas, spauskit subscribe, like and share ir pakomentuokit, jeigu patiko ir jeigu norėtumėt kažko panašaus dar. Čia būtinas dalykas. Iki pasimatymo.